štai paprastas klausimas, kurį galim savo užduoti. Žmogus, kuriam norim padėti. Ar brolis, sesuo, tėtis, mama, ar kažkas kitas, kuriam norim padėti. Atvesti į seminarą, ypač daugėlus, taip? Arba į kažkokį kitą seminarą atvesti, taip? Kiekvieną kartą, kai norim jį atvesti į protą, pagelbėti, ištraukti iš duobės ar dar kažko tai. Ir dažnai vyksta toks procesas, kad gelbėdami žmogų kartais pamirštame pripažinti, jog jis turi teisę gyventi savo gyvenimą ir savo naštas išgyventi. Išgyventi savo sunkumus, savo kaltes, savo laimės ir savo nelaimės. Kai norime iš ten ištraukti, pamiršdami, kad jis turi savo gyvenimą, savo likimą. Net jeigu jo gyvenimas ir likimas veda į sunkių kelių, žalojančiai sveikatą, griaunančiai šeimą, paliekantį jį be artimųjų meilės. Ir galbūt jis lieka vienatvėj, be tėvų, be vaikų, be vyro, žmonos mylinčios meilės, per brolius ir seserų. Norisi jį iš ten ištraukti ir atstatyti gyvenimą. Bet būdami tokiais gelbėtojais, dažnai mes iš tiesų esame kažkokiam konflikte su tuo žmogu, kuris mūsų neklauso. Ir tokiu būdu mes dažnai pasiaukštinam prieš tą žmogų, sakydami, aš žinau geriau, kaip tau reikia. Be abejo, yra tam tikras kontekstas, kur aš iš tiesų žinau, kad geriau žmogui gyventi sveikai, o ne gerti. Geriau išsaugoti šeimą, negu ją prarasti. Geriau dalintis meilę, negu jos atsisakyti. Aš tai žinau ir linkiu to kitam. Tačiau, jeigu žmogus eina tokiu keliu, jis taip pat išgyvena kažką jam labai svarbaus. Nors galbūt liūdna, kad per tai jis daug gali mokėti pakankamai didelę kainą, savo gyvenimo kainą. Ir, sakykime, padėdami tam žmogui, mes turėtume visų pirma nesistengti būti jo vieninteliais gelbėtojais, bet pripažinti jame žmogų, turintį savo likimą, turintį savo teisę ir nusidėti ir nešti savo atsakomybę, savo nuodėmes, savo kaltes. Turintį teisę išgyventi savo likimą ir turėti atsakomybę už tai. Ir tada mes galim šitaip jį pažvelgdami, šitaip pajausdami, pamatėme visų pirma žmogų su savo gyvenimu, ir ypač jeigu tai yra tėvelis ar mama, tai seneliai ar mūsų broliai seserys. Tuomet mūsų pačių ryšys ir priklausomybė, tokia sunki priklausomybė, į kurią mes galim būti įsipynę ir lyg tai nei paliesti, nei pakarti, kaip sako, susiekčia su žmogum sunkiu būdu. Ypač jeigu tėvelis ar mama, ir mes linkę gelbėti juos, įsijungti į tą tokį ryšį su jais sunku. Ir netaip lengva pažvelgti į, sakysim, į brolio, sesers, mamos ar tėčio akis ir pasakyti, aš pripažįstu, kad tu turi teisę liūdėti, tu turi teisę galbūt gerti, nors tai tau kainuoja. Tu prarandi galimybę turėti artimus ryšius su manim, su kitais. Tu už tai daug moki. Bet aš pripažįstu tavo teisę būti tam kelyje ir galbūt užsidirbti savo kaltę ir tą kaltę išgyventi. Kas įvyksta mūsų viduje, kada mes tai pripažįstame? Gali būti tam tikras liūdesys. Liūdesys ir skausmas. Bet tas liūdesys ir skausmas padeda mums matyti, kad mes esam du atskiri žmonės. Galbūt nelengva žiūrėti į mamą, į tėtį, ir pripažinti jų liūdesį, jų šaltumą, jų uždarumą, būdama į savo kaltėse, arba savo tuštumoje, arba savo sunkume, arba lygoje. Ir pasakyti, taip, tu turi teisę tai turėti. Tu turi teisę tai nešti. Tu turi teisę tame gyventi. Mama, tėti. Net jeigu tau tai daug kainuoja. Džiaugsmo, sveikatos, kažko.
vien pripažinimas to žmogaus teisės išgyventi savo likimą padaro tai, kad mes nebesam susilieję į vieną, o mes esam du atskiri asmenys. Tai gali būti nelengva ir skaudu, bet tas skausmas yra tas, kuris padeda mums matyti du atskirus asmenys ir susitaikyti. Ir įdomiausias dalykas, kad per tokį žingsnį, per tai vyksta sekantis žingsnis, kuriame mes pradam nebe konfliktuoti su žmogum, o priėmė jį tokį, koks jis yra, pasakyti taip, jeigu tai yra tėvelis ir mama, pasakyti taip ir nepaisant to, tu esi mano mama, tu esi mano tėtis. Ir kas sunkaus tavyje bebūtų, aš per tave tokį ir tavo gyvenimą turiu šį pasaulį ir turiu visas galimybės, kurias man duoda šis pasaulis. Gaunasi kas, kad būtent su pagarba ir pripažinimu jų teisės turėti savo sunkumą, savo skausmą, savo naštą, su to pripažinimu mums lyg nuo akių nukrenta šydas ir pajaučiam savo atskirumą nuo to žmogaus. Ir tuo pačiu metu galim pamatyti tai, kur mes esam sujungti bendro gyvenimo keliu, kur gyvenimas per juos ateina pas mus. Mes esam sujungti perėmimų gyvenimu. Sujungti ypatingų ryšių, kuris iš tiesų mus veda ne į tarnavimą jiems, o mus veda į atsakomybę už savo gyvenimą. Ir kiekvieną kartą, kai mes žengiam tokį žingsnį, pagarbos, pripažinimo, dėkingumo, įvyksta viduje konsteliacija. Ta natūrali konsteliacija, kur mano pagalbos nereikia. Tai vyksta kiekvieną gyvenimą.